Džiaugiuosi, kad galiu grįžti pas jūs ir grįžti prie praktikos tokios, nes jūs irgi visi ateinam ir kalbam apie tą temą, kuri plačiai aptarinėjama, dirbtinis intelektas visur, čia jis geras, čia jis blogas, čia jis atims intelektus iš mokinių, čia jis mokytojus pakeis, visokiausi tai iššūkiai ir galimybės. Tai aš gal mažiau lysiu filosofiją, ką jis gali, ką negali šiandien, labai konkrečiai parodysiu, kaip jūs šiandien grįžę namo galite ne tik tai atsidarę ChatGPT eilėraštį parašyti, bet kaip galite imti ir panaudoti jį praktiškai ir įdomiose vietose, okay? Nes kas šiai dienai atsitinka labai dažnai, aš dirbu su daugybė įmonių, tai kaip ir kolega su pardavimais, tenka ir su švietimo įstaigomis įvairiausiamis dirbti, bet pagrindinis klientas mano yra įmonės ir kai aplankai daugybė įmonių, matai atsikartojimus, kad visi online kalba apie dirbtinį intelektą, koks nuostabus, kaip jis čia visą pasaulį pakeis, o realybėje ateini pas juos ir tu matai, kad ten tik LinkedIn žinutės arba Facebook ir tai yra to naudojimo. Tai ir kodėl dabar taip yra, nes yra toksai balto popieriaus sindromas. Ne, kad mes, kuris reiškia, kad kai mes turime galimybių kažką daryti, mes tada atsisėdame prie to popieriaus ir nežinom, nuo ko pradėti. Tai panašiai buvo su Exceliu, kad jie sako, su Exceliu gali daryti, ką tik tai nori. Ne? Ką tik tai nori. Ta pati turim ir su ChatGPT, klaus, ko tik tai nori. Ir problema iškyla, kad tu, kai gali klausti bet ko, nežinai, ko klausti. Ne? Kai ateini į chemiją ir sako, klaus, ko nori, papasakosiu. Natūraliai paklausti tenai apie karburatorių ir sako, ne, žinok, šitą. Tai šitoje vietoje irgi mums reikalingi tie apribojimai. Ir kas atsitiko su Exceliu, pavyzdžiui, su Exceliu mes gauname pavyzdžius. Gauname pavyzdžius įvairiausius, ką mes galime atlikti su Exceliu ir dėl to mums tada pasidaro aiškiau, galiu padaryti šitą ir šitą dalyką, iš šitų trijų man aktualus vienas, tai imsiu ir jį padarysiu pagal pavyzdį, o šiuo metu kokius mes gaunam pavyzdžius iš ChatGPT pavyzdžiui, tai nelabai įkvepiantis, kai pasako, ką gali su draugais veikti mieste. Ir pasako, varyk pačiuožinėk nuo vandens parko Kaune. Kur tai galima padaryti? Tai aš ir pabandysiu dabar eiti per labai praktinės užduotis, jų bus 15, kur jūs galėsite irgi, kaip bus išdėliota strategiškai šitos skaidrės, kad pirmoje skaidrėje aš duosiu panaudojimo būdą, antroje skaidrėje aš duosiu pavyzdį ir trečioje skaidrėje aš duosiu įrankius ir procesą, kaip jūs galite tą pasidaryti namuose su dažniausiai minimaliais resursais. Bus kelios sudėtingesni atvejai, bet daugumą aš pasistengiau parinkti, kad jie būtų paprastesni, nes jie iš tikrųjų pasitarnauja. Irgi prieš tai kolegos kalbėjo, labai patiko, tenai sakė, kad labai norėtų, kad perskaitytų tenai tą etinį kodeksą mokytojo ar kažką. Reikia susitaikyti, kad 90% neskaitys tų kodeksų, niekam neįdomu, nei taisyklės, nei kodeksai. Nežinau, kam juos kūrė, kam tokius dalykus reikia daryti, vardan biurokratijos, bet imti ir skaityti, kad prisėsiu ir perskaitysiu dabar 90 puslapių sausos informacijos. Nei vieno mūsų neįkvepia, bet, ačiū dėl dirbtiniam intelektui, mes turime dabar galimybės, kaip tą informaciją perduoti žmonėm, tokiu būdu, kad jie klausytų. Tai lygiai taip pat ir savo, kaip mokytojams, kaip atstovams mokytis, lygiai taip pat ir mokiniams. Tai pavyzdžiui, šiandien iš ryto nakvojau šiandien pas tėvus, jie gyvena Kaišiadoryse, atvažiavau ir mamai parodžiau įrankį, vadinasi Notebook LM. Aš šiandien jo neįtraukiau į procesą, bet Notebook LM yra Google produktas, kuris tikrai man patinka, nes ką ten galima padaryti, galima sudėti įvairiausius šaltinius. Pavyzdžiui, mokytojo etikos kodeksas, tenai naujos kažkokios taisyklės ar panašus dalykai, kurių šiaip tingėtum skaityti, bet ten tu idėjas gali gauti santrauką tų dokumentų, tiesiog paskaitinėt, paklausinėt, bet įdomiausias dalykas, kad tu automatiškai tau gali sugeneruoti ten podcastą AI-aus, kur kalbasi du žmonės įdomiai apie tą tematiką ir padaryta tokiu būdu, kad tu per 15 minučių gauni esminę informaciją ir ją gauni įdomių pavydalų. Tačiau tie dalykai, kurie dabar prieinami ir mama sako, ačiū Dievui, pagaliau galėsiu skaityti dalykas ir man nereikės ten praleisti prie jų per daug laiko. Tai panašias praktikas ir pabandysiu jums parodyti ir pirmoji iš jų, apie kurią mes kalbėsim, tai yra pašto dėžutės automatizacija. Dalis iš jūsų žinau, kad iš savivaldybių esate, dalis iš neformaliojo švietimo. Ir gaunam tų laiškų, kuriuos kartais norim mes per langą. Būna tikrai daug tų, kad ateina su tais pačiais klausimais, tada sėdi tenai, rašai, kažką bandai atsakinėti, užknisi ir užtrunka ilgai. Tai ką šiuo metu galima daryti, yra, čia ar gale yra prie kompiuterių žmonės, nes galimai man reiks įjungti kai kuriuos video. Tai jeigu galėsite padėti, pabandykit spustelti čia. Tai čia yra tokios automatizacijos labai fainos, kurią mes, pavyzdžiui, pasidarė irgi komandoje esam ir kitiems integruojas, kur yra tam tikri atsikartojantis tekstai, kuriuos jūs turite pastoviai, kur siunčiate.
Kaip mes juos siunčiam, mes ieškome, kam čia aš dar siunčiau, copy-paste, tada einam ir po to vėl. Kiekvieną kartą išeina kelios minutės šitai užduočiai ir dienos pabaigoje mes turim gan daug laiko, kur tiesiog ieškom, kam jau rašėm, nerandam, galiausiai iš naujo sėdam rašyti to pačio teksto, kurį turim pastoviai. Tai yra labai faini automatizacijos arba tas pats ir dirbtinio intelekto integracijos, kur mes tiesiog tas savo atsikartojančius tekstus sudedam tiesiog apslešas. Ne, pavyzdžiui, mūsų atveju yra po kiekvienų mokymų, kai ten su kažkuo skambinamės, visi sako, ar galite mums atsiųsti santrauką. Santrauka visada vienoda, ten pakeisti reikia keli žodžius, mes įsirašėm slešas mokymai ir tas e-mailas visada man užtenka parašyti slešas mokymai ir man iššoka visas e-mailas. Kaip dabar jūs patys galite tą pasidaryti? Tai paprasčiausias įrankis tam, kurį jūs galite instaliuoti kaip plėtinį savo naršyklę, yra blaze.study vadinasi. Jis yra nemokamas, tenai galite 20 žinučių išsaugoti nemokamai. Kitas yra getmagical.com, yra šiek tiek brangesnis ir sudėtingesnis instaliuoti. Pradžiai nemokamas versijos tikrai užtenka, bet jisai pagal kontekstą net gali atsakinėti. Ir kaip jūs tą galite daryti, instaliuojate į naršyklę tą getblaze.com, išsaugote savo žinutės per slešą ir kiekvieną kartą, kur be būtumėte internete, Messenger, LinkedIn, e-mailą galite slešą spausti ir rašyti tą savo trumpinį ir gauti iškart e-mailą. Okay? Kitas panaudojimas yra projektų aprašymai su dirbtiniu intelektu. Šitoje vietoje irgi visi darote daug tų projektinių darbų, atitikmenys, biurokratiniai reikalai, visi labai mylim šitą darbą. Taip? Ypač jeigu kažkas dar papildomų klausimų užduoda apie tai, tai iš viso fantastika. Ten. Kas gali būti geriau, jeigu penktadienio vakarą pildyti tuos projektus. Tai kas yra šitoje vietoje faina, man vėl reikės pagalbos su video. Nereikės, atsiprašau, ačiū labai. Tai yra tokie nuostabus plėtiniai, vėlgi, kuriuos galima integruoti į Excel arba Google Sheetsus, kas naudoti ir žinote, kaip dažnai būna, kad mes turime, nesvarbu, ar dirbate su moksleiviais ir yra atskirų pamokų aprašymas arba kažkokių dalykų, kur mes turime temas, pavadinimus ar panašiai, jų gali būti 10-100 ir kur mums reikia iš pagal tai padaryti kitą informaciją. Ne? Pavyzdžiui, mes turime kažkokią pamokos temą, mes turime dalyvių skaičių pamokoje, tikslus, ką turim išdėstyti ir mums tada reikia paruošti tikslai, vertybės, tenai pamokos namų darbai ir panašus dalykai. Kaip dabar tą darytume, sėdė mane visą vasarą, ten pildom ateinančių metų tos projektus, ką galima padaryti instaliavus šitą dalyką, panašiai kaip su formulėmis Excel'e, mes galime tiesiog parašyti, kai yra lygus sum, vienam parašom, įdedam, kurie kintamieji ir tempiam žemyn ir visuose užsipildo skaičiavimai, lygiai tą patį galima instaliuoti dirbtinį intelektą kaip ChatGPT į Google Sheetsus arba Excel'į, parašau aš tenai, kokią aš noriu atlikti užduotį, sakau, pagal šitą tematiką ir šitus tikslus ir šitas pamokas sudėliok man visą programą ir kitus dalykus, kurių ten reikia, parašau tą natūralią kalbą kaip promptą ir tada tiesiog tempiu žemyn ir man užsipildo visi kiti dalykai taip pat. Ir aš tą galiu daryti, mes turime įmonių, vėlgi su verslu pagrinde, kurie turėjo anksčiau kelis rašytojus, kurie prekių aprašymus darydavo parduotuviai, jie visus juos atleido, nes dabar tiesiog gali, žinot, pasidaryti ir automatiškai tempti SEO aprašymą, Instagramas, LinkedInas ir panašiai. Okay? Kaip tą galite padaryti, tai šitoje vietoje fainiausias įrankis yra sheetgpt.ai, matau, fotografuot mane, aš geriau iš dešinės pusės atrodo. Labą dieną. Tai šitoje vietoje, kaip tą galite daryti, irgi sheetgpt yra kaip plėtinys į Sheetsus, yra alternatyvos, jeigu pažiūrėsit, ChatGPT in Excel yra alternatyvos tam, kad į Excelį galėtume tą padaryti ir ten instaliuojate tą plėtinę arba programą ir tuomet reikės šiek tiek pasimokyti čia, bet išmoksite tas kelias funkcijas, pasipraktikuojate ir galite daryti aprašymus, niekad nebedirbsit kaip anksčiau. Kitas panaudojimo būdas yra grafinio dizaino sprendimai. Vėlgi su moksleiviais, su kitais dirbant, kartais norisi kažko ryškesnio, negu tik PowerPoint'ai tie standartiniai, nuo kurių visus biškai po to vimdo, ne? Jau pavargom. Tai ką galima daryti, aš, pavyzdžiui, nesu visiškai nei dizaineris, nei programuotojas, nemoku nieko daryti, kaip ir sakė, tinginys esu, bet dirbtinis intelektas man leidžia ir mūsų visai komandai leidžia, mes anksčiau turėjom dizainerį, dabar nebereikia, nes mes galime patys pasidaryti dizaino sprendimus. Tai čia yra pavyzdys, kad kokią kampaniją paleidau vasarą ir čia buvo kampanija tokia maždaug, kaip mums savo mokymus taip reklamuoti ir mes tokį pasakėm, sugalvojau tokią kampą, kad sakau, ką tu veiksi, kol jai dirbs po mūsų mokymų. Taip gerai, jau išmoksi viską, tai ką tu veiksi, kol jai jūs dirbs. Ir sakėm, tu geri mimozas, jai jūs dirba, tu su šeima, jai dirba, tu Tinderį, jai dirba. Šitą kampaniją aš padariau per pusę valandos. Dar 1,5 valandos truko sutvarkyti viską, iš viso 2 valandas. Šiaip užsakinėtum kampaniją, gal jinai būtų biški gražesnė, geresnė ir taip toliau, bet sumokėtum 10 000, paleistų ir turėtum tos pačius rezultatus, kur mes gavome plačiai, neturėdami įgūdžių, tiesiog sugalvojo idėją ir iš karto pavertė ją realybę.
Tai šitoje vietoje, kaip tą galima daryti, tai yra tokie įrankiai kaip Midjourney. Tai mano irgi mama labai laiminga vakar buvo, sako, kaip gerai man tas Midjourney, aš tik tai kuriu savo dalykus visus naudoju. Tai Midjourney ir yra kitas nemokama alternatyva, yra Ideogram arba Leonardo dar AI, irgi neįrašiau. Ir tada Canva Magic Studio, kurioje ir galite dėlioti tos dizainus ir vėlgi tiek pamokų turinį daryti įdomesnį, tiek pristatymus tų pamokų ir turinio, kurį jau paruošite, sudėti į vizualiai patrauklesnį kampą. Kitas panaudojimo būdas yra susitikimų transkribavimas su dirbtiniu intelektu. Tai kas iš jūsų mėgstate meeting minutes užsirašinėti? Aha, yra. Tai šitoje vietoje galima tą automatiškai daryti ir nebereikia gaišti savo laiko ten perrašinėjant tuos dalykus, kurių nieks po to neskaito. Tai kaip tas atrodo, kad irgi yra programos, kurios į visus online susitikimus gali iššokti ir dalyvauti, tai čia aš specialiai parašiau, kad neskaitytume teksto, bet galima pasirinkti pačių savo struktūrą, e-mailų, kokią struktūrą mes norime gauti santraukas. Ar norim, kad aprašytų, kas apie ką kalbėjo, kas ką įsipareigojo, kas ką sutarė kitam kartui, ką būtų galima atsiremti, tai pasirenkame savo ilgį, kokio norim santraukos, struktūrą tų santraukų ir paprasčiausiai naudojam ir mūsų tiesiog į online susitikimus prisijungia asistentas. Geriausias įrankis tam yra TimeOS AI, nes jisai supranta lietuvių kalbą. Jau yra šitie plėtiniai ir Microsoft'e, bet jie dar nelabai lietuvių kalbos supranta. TimeOS supranta lietuvių kalbą puikiai ir duoda tas santraukas. Yra nemokama, bet jis yra mokamas. Nemokama alternatyva yra Firefly AI, jis netoks geras, bet irgi galima instaliuoti į kompiuterį ir jisai prisijungia į jūsų online susitikimus ir tada irgi parašo, ką kalbėjo Antanas, Mindaugas, Birutė ir visi kiti ir duoda santraukas. Kitas yra projekto plano sudarimas ir aprašymas. Tai šitoje vietoje mes visi turime tuos kolegas, kurie turi kartais labai daug minčių ir idėjų ir jau kai reikia šnekėti, tai dalinasi labai daug, o kai jau paprašot kažką padaryti, tai ten jau čia kažkaip jau entuzijazmas ir baigėsi, ne? Jau paprašot, gali paaiškinti normaliai, ką tu čia tam mini. Čia labai sudėtinga viskas, 3 žingsniai iš tikrųjų, bet ne visi gebam iškomunikuoti juos. Tai yra irgi labai fainas, man jeigu galite irgi paleiskite šitą video. Tai čia yra toksai įrankis Miro, kuriame ką mes galime padaryti, paruošime aprašymą to savo projekto arba proceso, kurį norime atlikti ir jis iš karto pagal tai įrankis vizualizuoja ir padaro tokius grafinius žingsnius, kaip tą galima įgyveninti. Tai vien jau tai padarius pasidaro aiškiau, bet jeigu man dar reikia vėl biurokratijos vardant biurokratijos, ne, mes galime ką padaryti, galime tą patį padaryti nuotrauką savo to proceso, įmesti į tą patį ChatGPT arba Gemini arba Copilot, tą ką jau benaudoti ir sako, žiūrėk, pagal šitą procesą išsiplėsk ir padaryk man ir teorinį aprašymą. Kaip tas daroma? Tai yra 2 įrankiai, tai Miro ir ChatGPT, tai galite prisijungti į Miro įrankį, tai miro.com, man atrodo, taip vadinasi, atsidarom Create with AI funkciją ir tada tenai vėlgi galime padaryti tą aprašymą savo procesu ir kuo jį padarome paprastesnį, geresnį, kuo detalesnį paruošėme, tuo jis būna geresnis. Ir lygiai taip pat, kaip ir minėjau, padarom, jeigu norim nuotrauką arba kaip failą parsisiunčiam, įmetam į ChatGPT ir įsiplečia aprašyme. Kitas panaudojimo būdas, kuris svarbus visiems, yra grįžtamojo ryšio davimas. Mes dažnai to grįžtamojo ryšio nenorim, norim pasilikti su savo nuostabiomis idėjomis ir kad nieks jų nekritikuotų ir patys savo būtume faini. Bet tas grįžtamasis ryšys visada gali būti naudingas, kai paruošiam naują planą, naują mokymo medžiagą, kai ateiname dėstyti, kaip aš galiu padaryti tą informaciją įdomesnę auditorijai. Tai šitoje vietoje vėl pavyzdys, ką aš padariau, įmečiau savo nuotraukai ChatGPT ir sakau, ChatGPT, ar gali man duoti patarimų, kaip pagerinti savo įvaizdį, kad žmonės mane priimtų rimtai. Ir ChatGPT sako, pradėkim nuo to, kad nusimesk tą megztinį su gobtuvu ir kepurę, sako, nesi čia slaptas agentas, pasirink normalius drabužius, galbūt švarką, jei nori, kad žmonės manytų, kad bent jau stengiasi. Ir sako, ir baigsi tuo taiko ženklu, čia tau ne paauglių vakarėlis kažkoks. Tai šitoje vietoje no offense, ne mano žodžiai. Tai irgi kartais mes nenorime to grįžtamo ryšio, bet jį galime gauti ant visko. Ant pamokų temos, kurią padarėme, ant žinių, kurias ruošiame, ant būdų, kaip patikėme informaciją. Tai ką darome, išsirenkame, kam norime grįžtamo ryšio, puslapio kalbai, dizainui, duodam ChatGPT rolę, pavyzdžiui, labai geras būdas pasakyti, kad elkis kaip geriausias kritikas pasaulyje ir paprašom, kad jis duotų grįžtamą ryšį. Jeigu jums labai reikia, galite paprašyti ir pozityvaus grįžtamo ryšio, bet galite ir pasakyti, ką aš galėčiau patobulinti. Irgi mažas tip and trick, tie, kas naudoja ChatGPT, labai geras dalykas, ką galite padaryti ir ką mėgstu naudoti, tai yra vadinasi savikritikos metodas.
Ką tai reiškia, kad kai gaunate nesąmonį iš ChatGPT, jūs galite jam pačiam pasakyti, žiūrėk, pats elkis kaip kritikas ir duok komentarus, ką tu čia nesąmonės prirašai. Nu ir jisai sako, galėtum pagerinti šitą dalį, šitoj vietoj silpnoka, tas, jis surašo tuos punktus ir tada jūs galite pasakyti, o dabar pagal tai pats ir pagerink rezultatą. Tai pats pasikomentuoja ir pats pagal tai pagerina tą rezultatą. Kitas panaudojimo būdas yra įdomus pamokų ir veiklų aprašymai su dirbtiniu intelektu. Tai vėlgi šitoje vietoje kartais labai nedaug reikia to skirtumo, kad tu neįdomią temą paverstum įdomią. Aš tikrai žinau labai daug pranešėjų, kurie kalba labai įdomiom temom, labai neįdomiai. Čia toks talentas savotiškas. Dėl to, kad biški patingi pagalvoti, kokiu kitų kampu aš galėčiau tą pačią idėją išdėstyti. Pavyzdžiui, prieš kelias savaitės kalbėjau vienoje konferencijoje, kur buvo vėlgi nauja visiškai medžiaga, tokia rimta, apie dirbtinio intelekto agentus. Nu ir irgi galvoju, kaip aš ją galiu pateikti įdomiai ir pasikalbėjau su ChatGPT ir sugalvojau pateikti per tokią arklių perspektyvą. Kad žmonės yra kaip arkliai, įsivaizduojam, kad būsite nepakeičiami ir arkliai anksčiau taip įsivaizdavo, ne kiek iš mūsų šiandien turim arklius. Nėra daug rankų. Tai buvo visai kitas kampas, kur tada įsitraukimas pasidarė visiškai kitoks. Tai kaip tą galime daryti? Tai ir čia va, ką aš daviau kaip užduotį, jie tokiu kampu, sakau, ChatGPT, sakau, paruošk man darbo skelbimą naujai dirbtinio intelekto mokymo pardavimų pozicijai, bet aš sakau žemaitiškai. Paruošk. Ką jis pasako, sako, ieškam bovą, kuo mokėt parduoti jai mokymus kaip kunca su medum. Reikės sėdėti, šnekėt, rodėt, koks geras šitas jai naudingas ir pinigų prineš. Ir sako, išmanai dirbtinį protą ir gali žmogų kalbam apmult, darbs tavo. Bravo. Aš, kadangi nesu žemaitis, man skaitant su savo akcentu, man labai faina yra. Vasarą, kai atradau, aš tik tai taip ir bendravau su juo. Tai labai gerai, kad atpažinot, nes kai mes su juo bendraujam, jis nėra teisus, bet man tai pilnai tinka. Tai vėlgi šitoje vietoje mes ne literatūros išėjau, prašau, o sakau, pačią mintį paduok. Tai teisybės nėra, bet jisai tą kampą pagauna labai gerai, kaip žemaičiai atsakinėja, dar parodysiu po to gal pavyzdžių daugiau. Ir sakau, ar pats dirbtum tokioj pozicijai, sako, dirbčiai, jei užaugsiu mokėtų, bet jei reiks tik kalbėti už dyką šnekėti, sako, tegul kiti bando, aš už rims dalykus esu. O sakau, jei Bernatonis vadovas būtų, ar dirbtum, sako, jei Bernatonis vadovas būtų, tai reikėtų žiūrėti, ar ilgą šviesų galą mato, jei pinigsi pasiskaičiuojas, gal ir dirbčiai, bet jei tik pažadai kaip žaryje, sako, tegul pats savo vadovauja. Tai šitoj vietoj, ką aš noriu pasakyti, kad mes galime labai skirtingus kampus išgauti iš šio, ne? Kas yra fainas su ChatGPT, kad jis gali pasimti labai skirtingus kampus. Mes galim prašyti, kad jisai atsakinėtų mums kaip Donaldas Trumpas, ne? Kaip Gitanas Nausėda, kaip žemaitis. Tai nereiškia, kad jisai tokiu ir patampa, bet jisai bent jau perspektyvą pasiema ir mes galime gauti kitą kampą, kaip tą pačią mintį, idėją, klausimą išdėstyti, kad gautume rezultatą, kuris būtų toksai, kurio norisi klausytis. Ne? Tai kaip mes tą darome? Ką darome? Atsidarome ChatGPT ir parašom būrelio pamokų veiklą, svarbės detalės ir poziciją kažkokią, ne, ir paprašom ChatGPT, kad parašytų kvietimą arba prašymą į tą būrelį, į tą veiklą. Galime duoti ChatGPT rolę, kalbos stilių arba vėlgi kažkokių patikusių aprašymo, kuriuos jau matėte ir tada galite pasakyti dalis, kurias paryškintų, ne, kurias jau paslėpti. Labai fainas būrelis, čia sportuosim, dainuosim, bus faina, bet 6 kart per savaitę. Šitą kažkaip paslėpam. Taip, kitas labai geras panaudojimo būdas yra dokumentų analizė. Irgi gauname daug tikrai tų dokumentų, kuriuos reikia perskaityti, suprasti, tai nieko daugiau galėtume ir neveikti, tik dokumentus ir skaityti. Tai šitoje vietoje kaip tą apeiti? Pavyzdžiui, aš irgi, kai gaunu dabar ruošios kelionį, savaitgalį į Amsterdamą važiuosiu, po to į Indoneziją sausį ir tenai draudimo, kokios sąlygos ateina, nu ir ten 90 puslapių, ten tų punktelių skaityti tikrai yra neįdomu. Ką aš galiu padaryti? Galiu įkelti arba į ChatGPT, arba į Claude AI, arba į tą patį Notebook LM, kurį minėjau, ir tada įkelti tą failą ir užduoti užduotis arba klausimus, ką aš noriu sužinoti iš to failo, kaip ta informacija gali būti man naudinga, kaip aš ją galiu pernaudoti susijusiu su kitų dalykų, kaip galiu sulyginti skirtingus failus arba dokumentus, ne, ir galiu kitaip tariant pradėti bendrauti su failais ir video, jeigu reikia, irgi lygiai taip pat su YouTube video galima bendrauti ir tą turinį perdaryti savo naudai. Tai vėl, gauna tikrai daug pavyzdžių gerųjų iš užsienio, iš Lietuvos kitų mokyklų. Įmeskit tuos pavyzdžius ir sakyk, ChatGPT, žiūrėk, čia yra mano mokymų medžiaga, čia yra kiti gerieji pavyzdžiai, ar gali man pagal tą gerąjį pavyzdį mano programą pakeisti būtent tokiu kampu, išanalizuoti taip, kad aš galėčiau perteikti šitą informaciją kolegoms, savivaldybei, moksleiviams tokiu būdu, kad šitą informaciją būtų naudinga ir kad skaidrės greičiau galėčiau pasiruošti taip pat. Jo, kitas yra
įgalinimas žmonių ir kolegų aplinkui, kuriant lengviau demo aplikacijas tam tikras. Tai ką tai reiškia, kad irgi anksčiau kažką susikurti, kažkokią, pavyzdžiui, skaičiuoklį jums reikia pasidaryti, arba kažkokį puslapį norite padaryti, arba norite kažką padaryti įdomesnio kampe su mokiniais arba su kolegomis. Anksčiau ką reikėdavo daryti, arba mokomės programuoti, arba einame tenai ir samdome kažką, kas mums padarytų, bet aišku, biudžetų niekada nėra. Ką dabar galime daryti, tai dabar net nemokam programuoti labai, galime labai paprastai imti ir kurti tai, ką mes norime. Tai šiuo atveju, pavyzdžiui, ką aš paprašiau, yra šitas įrankis vadinasi Claude AI ir žinom, kad ChatGPT irgi gali rašyti kodą. Valio, smagu, bet ką man su to veikti, jeigu aš nemoku programuoti, kur tą kodą man dėti, ne, iš šiukšliadėžę. Tai šitoje vietoje, kas yra faina, kad Claude AI iš karto sukūrė ir kodą ir iš karto parašė ir vaizdinį, kaip gali atrodyti tas kodas realybėje, kitaip tariant, tą puslapį arba kažkokią aplikaciją. Ką dabar tai reiškia, kad, pavyzdžiui, aš čia jom paprašiau, sakau, gali man sukurti puslapį kaip ChatGPT, tokį dizainą. Jis man ėmė ir per 1,5 minutės sukūrė, kurį aš galiu tada taisyti, keisti spalvas, panašiai. Atsimenat Nokia žaidimą Snake. Paprašiau ChatGPT, ar gali man sukurti tą Snake, man kodas eina, žmonės aplink vaikšto, jau šiaučiuosi kaip matricoj, ten iš tikrųjų parašiau tą vieną sakinuką, man atsirado Snake žaidimas, kurį iš karto galiu žaisti ant ekrano. Tai šitoje vietoje lygiai taip pat tikrai daug yra naudotojų, kurie iš karto daro skaičiuoklės, kažkokias tvarkaraščių, jeigu reikia kažkokio interfeiso, kažkokių tai kitų aplinkų, kurias mums reikia sukurti arba patiems, arba norime įgalinti ir parodyti, žiūrėkite, vaikai, jūs irgi galite tą daryti. Žmonės irgi kaip tą paprastai prisėdus, neturint įgūdžių, mes galime kurti. Tai prieš tai mane, kaip pristatė, sakė, kad mėgstu žaisti gyvenimą, tai tas žaidimas ir pasireiškia per tokius kampus, kur nebūtinai aš turiu kažkam įgūdį, bet to, ką aš turiu savo kaip idėją, man lengviau tampa ją įgyvendinti ir prieiti prie tos idėjos įgyvendinimo. Tai kaip tą darom, kaip ir minėjau, šitoje vietoje yra Claude AI, sugalvom idėją ir atsidarius aprašom ją ir paprašom, kad sukurtų interfeisą. Ir jis tada sukuria tą interfeisą. Žinoma, kad mes jį galėtume naudoti ir duoti kolegom ir apmokestinti jį, ne, ir tada išeiti dirbti viešai privatų sektorių ir kad mums mokėtų visi pinigus, tam reikia šiek tiek tų daugiau žinių ir sujungti kelias skirtingas, bet pradiniam tam žingsniui čia yra labai nuostabu, nes tikrai nemokant galime imti ir pasidaryti. Ar įdomu? Nori dar? Gerai. Kitas labai geras panaudojimo būdas yra derybos. Deramės visada ir visur su mokiniais, stumtis, dėrėtis, ar čia piltą, negėrimą, ar nepilti laužą. Reikia su kolegomis dėrėtis dėl laikų, su savivaldybėm, dėl finansavimų, su visais kitais. Deramės, ten su namuose grįžtami vėl dėrėtis, visą laiką mes deramės. Ir kas laimi dažniausiai dėrybas, tas, kas joms geriausiai pasiruošę yra, bet mes ar nuoširdžiai ruošiamės tom dėrybom. Ne, mes atsinešam savo nuostabią idėją, projektą, galvom visi plos, raudoną kilimą tiesą, tada išeini, čia biški, nežinom, ar mes čia tokio norim. Da. Tai šitoje vietoje patingi mes tom darybom pasiruošti ir dirbtinis intelektas ateina kaip nuostabus pagalbininkas šitoje vietoje mums padėti pasiruošti tom darybom. Kaip jis tą gali daryti? Tai labai geras yra patarimas, kad jūs galite atsinešti savo projektą, idėją ar ką beturėtumėte ir sakyti, ChatGPT, duok man sąrašą pasipriešinimų, kodėl kita pusė gali sakyti ne tą idėją ir kaip aš tuos pasipriešinimus tuomet galėčiau atliepti. Tai šitoje vietoje aš vėl ką padariau, sakau, dabar gali man, sakau, padėti pasiruošti deryboms su klientu norinčiam tų dirbtinio intelekto mokymų ir sakau, lentelės pavidalų surašyk man galimus kliento pasipriešinimus ir kokiais šmaikščiais žemaitiškais argumentais su metaforom galėčiau juos atliepti. Ir, pavyzdžiui, jis sako, per brangs tie mokymai, neturim biudžeto, sako, brangs kaip auksas, bet ir atneš auksinį vaisių. Sako, investicija kaip bulvės sėkla, iš pradžių gaila, bet kai derlius ateis, pats nustepsi, kiek išdirbsi. Sako, ką man to dirbtinio intelekto, aš ir taip darbą gerai darau, sako, ir arklys plūga tempia, bet traktorių turint žemę greičiau ir geriau suarsi. Sako, mūsų darbuotojai nesupras šitų technologijų, sako, darbuotojams jai kaip karviai melštuvė, sako, iš pradžių gal atrodys sudėtinga, bet kai pradės naudoti, dainuos kaip paukšt pavasaris. Tai šitoje vietoje tikrai labai yra fainas dalykas ir jisai veikia, mano dėdė irgi darbinosi įmonę, sako, padėk pasiruošti interviu, sakau, pasikalbėk su ChatGPT kaip su HR, būtent daviau šitą metodiką ir po 2 savaičių susitinkam, sako, Antanai, gavau darbą, sakau, o kaip čia gavau, sako, 80% klausimų, kuriuos man uždavė darbdavys, aš jau jiems buvau pasiruošęs su ChatGPT ir kartu ir atsakymus net kaip aš maikščiai, bet ir teisingai galėčiau juos atsakyti. Tai šitoje vietoje tikrai net patys nustepsit, nes tų perspektyvų nepagalvosit, o tuo pačiu dar ir atsakymai ir galite pasirinkti tą toną, kaip norite atsakinėti. Ne? Tai, pavyzdžiui, galite pasirinkti palyginimus ar naudoti, ar norit labai rimtai argumentuotai su skaičiais, su šaltiniais, galite sakyti vėl atsakinė kaip Steve'as Jobsas arba kažkoks geriausias derybininkas pasaulyje. Tai visus tuos kampus mes galime jam duoti ir sulaukti tų argumentų kur kas geresnių.
Kitas labai geras panaudojimo būdas yra, žinot, kai tingit dėsti tam tikrą medžiagą arba pavargsta jau nuo jūsų ir norite pasislėpti, tai galite voice overius tokius uždėti. Man dabar reikės garso paleidžiant. Ar mes turėsim garsą iš video? Aha, gerai įspėjau. Tai ką mes galime daryti, tai atsiranda labai nuostabus įrankiai, kurie mums leidžia jau šiuo metu susikurti savo avatarus ir vėlgi tą mokymosi medžiagą paversti įdomesnę. Tai čia bus pavyzdys. Aha, pabandysime paleisti, jeigu išeis. The world is a wonderful place. Just travel more, go to Tuscany, eat burrata, make Italian cepelini and salty barščiai and smile every day. Ne, matom, šitas žavus jaunuolis kažką labai protingai kalba. Tai čia jis atrodo, kaip aš čia nesu aš. Čia yra mano avataras. Ir aš jį susikūriau per 5 minutės. Ir jūs galite padaryti tą patį. Kaip tas atrodo, aš nusifilmuoju tiesiog, kaip aš kalbu, kaip aš reaguoju, panašiai savo tam tikras reakcijas, mimikas ir tada galiu dėti kokį noriu skriptą. Ir jisai tada jį kalba. Tai čia, pavyzdžiui, šitas tekstas, tiesiog aš jį įdėjau ir jisai, aš nekalbu realybėje, aš nesakau šalti barščiai, cepelinai, bet jisai tiesiog taip interpretavo ir čia yra tos klaidos, bet šiaip, iš pirmo atrodo, kad čia Antanas kalba ir kažkokią turės paslėptą mintį. Tai tai yra dabar taip lengva padaryti, čia net nėra rytojaus technologija, čia yra vakarykštė technologija, kurią mes galime imti ir naudoti. Ir šitas įrankis vadinasi HeyGen, su kuriuo būtent tą padariau. Jeigu jums reikia tik tai balso duplikavimo arba funkcijų pakeitimo, tai yra Eleven Labs arba Morph AI įrankiai ir kaip mes tą galim padaryti, tai būtent ir pasirenkame, ne? Ką mes norime daryti, sukuriame tekstą, nusifilmuojame, įsirašome savo duplikatą, kuriam galime dėti tuome tekstą ir jis gali dėstyti informaciją, ruošti prezentacijas. Mes buvom padarę tokių įdomių dalykų, kaip, pavyzdžiui, paneliniai diskusijai dalyvavo mūsų sukurtas avataras su Lietuvos banko atstovais, su Oracle vadovais ir dar ten iš jų šaipėsi truputėlį, ten juokavo kartu ant scenos. Dabar kitas, kurio laukiu trendo, dar negaliu susikurti savo, bet kuris realiu laiku galėtų kalbėti vietoj manęs. Aš jam duodu savo žinių bazę tam tikrą, kaip aš kalbu, tai kitaip sakant, į failus bandau sudėti ir jisai tada kalbasi kaip aš, bet tada, kai kažkas įsiterpia, jisai sustoja ir tada reaguoja į tą klausimą ir atsako pagal tai. Kol kas tą galiu naudoti tik tai su avatarais pačios programos, bet manau, kelių mėnesių bėgė galėsiu ir savo susikurti. Va, ką galima jau dabar daryti, jeigu kažkas labai tingit, mano LinkedIn įmečiau praeitą savaitę kaip tik postą, irgi būna, kad kartais dalyvaujate online susitikimuose ir ką mums davė online susitikimai, tai kad visi dabar dažniau sakom, nu čia galėjo būti e-mailas, ne? Ir kitas dalykas, ką mes sakome, kad tiesiog pradėjom savęs negerbti, rengėmės bilia kaip ir ten sakom, dzin, jau kaip aš ten atrodau, kad su triusikai sėdžiu ten prie to kompiuterio ekrano vis tiek niekas nemato. Tai aš irgi turėjau vieną susitikimą ir tada galvoju, nu nesąmonė, kad aš čia sėdėjau, ten stoty, turėjau susitikimą su didelė įmonė, už manęs ten tie pensininkai vaikšto, balandžiai skraido, ten nereprezentatyvu. Tai ką dabar galime padaryti, tai yra tokios programos, kur irgi tu nusifilmuoji savo avatarą, kuris išmoksta tavo mimikų ir tam tikrai, bet tu tokio gražioje aplinkoje, tu jį pasisodini ir jisai tada, kai tu prisijungi online meetą, tu gali pasirinkti, kad rodytų jį, o tu savo ten darželius kapstydamas gali šnekėti ir jisai atrodo, kad tu ten šneki, nes tavo lūpas juda taip pat, bet tu esi kažkur ten kitur savo reikalus darai, bet tavo reprezentatyvus tu ten jau daro dalykus. Tai šitas jau dabar galima padaryti ir prieinama LinkedIn. Yra instrukcijos kaip. Kitas naudojimo būdas yra biurokratinių dokumentų ruošimas ir tikrinimas. Tai vėlgi, šitoje vietoje, matau daug komentarų sukėlė, tai galite padiskutuoti, pasipiktinti, pasidžiaugti, kur čia tas link pasaulis eina. Ir judant toliau, tai vėlgi kitas panaudojimo būdas, kai dažnai mums reikia vėlgi tuos tam tikrus atitikmenis daryti ir tikrinti tuos biurokratinius dokumentus, teisinius dokumentus ir, pavyzdžiui, žiūrėti, kur mes, pavyzdžiui, netitinkame tam tikrų kriterijų ir kurių atitikties tos reikia. Tai vėlgi tam galime naudoti ChatGPT, duodame rolę, pavyzdžiui, geriausias teisininkas Lietuvoje ir kuris būtent peržiūri tuos dokumentus su jūsų dokumentais ir daro tos atitikmenis, jeigu jums patiems reikia sukurti dokumentą kažkokį, irgi galite prašyti ir tą daryti ir jisai gan puikiai tą daro. Jau dabar ten tikrai nemažai advokatų kontorų, sako, kur irgi po mūsų mokymų, sako, turėjom anksčiau 16 valandų, kur praleisdavom prie tam tikros užduoties, tikrinimo klaidų, dabar praleidžiam po 4 valandas, bet apmokestinam 16 vis tiek. Bet tiesiog labai daug laiko sutaupo ir iš tikrųjų vienoje didžiausių rizikų yra būtent teisininkams dėl dirbtinio intelekto pakeitimo. Paprastesnį galvoju, jūs irgi žmonės, gal kai kurie abejoja tuo, bet, bet jūs irgi esat žmonės, tai toks galvoju ir reikia ir iš kasdienos daugiau pavyzdį mesti, kam jūs galite dirbtinį intelektą panaudoti. Tai vienas geriausių panaudojimų būdų yra kelionėms. Buvau čia gegužės mėnesį Toskanoje ir ChatGPT man pilnai suplanavo tą kelionę ir buvo tai viena geriausių kelionių gyvenime, kurią tiesiog copy-paste, aš tuos screenshotus iš ChatGPT siunčiu savo draugams, kolegoms, vakar tėvams rodžiau.
burna įsižiojusi tenai viską, nes buvo tiesiog taip fantastiškai suruošta. Parašai. Aš pasakiau, kad aš, pavyzdžiui, nemėgstu miestų, tų turistinių vietų, nes jeigu googlini, tu praleidi 2 dienas ir vis tiek tave veda į tas turistinius spotus, kur niekam neįdomu ir kur ten už ledus moki po 10 eurų. Tai aš prieš tai. Ir tada aš pasakau, kad aš nemėgstu, aš mėgstu gamtą, aš mėgstu ilsėtis, aš noriu keliauti po 3 valandas per dieną, likusį laiką, sakau, noriu vyną gerti ir sūrius valgyti. Nealkoholinę. Ir ką ir padariau, ir pasiimk Fiatuką 500 į raudoną, apsistok agroturizmo tose fermose, tenai naminis maistas, eina, savo, kaip buvo faina, ten važinėjai, tu su tuo kavytė geri, kiekvienas miestelis atvažiuoja, ten kaip 5 senamiesčiai, kokie tenai, kitą už 5 km nuvažiuoja karštus versmės, dar kažkas pigų, gražu, labai faina. Kaip tą darome, tai vėl ChatGPT duodam geriausią pasaulyje planuotojų kelionių rolę, papasakom apie tai, ką mėgstam, ko nemėgstam, kiek laiko keliausim, kokių norime kriterijų, duodam tą kontekstą ir paprašom sudėlioti tą maršrutą pagal poreikius, galime ir jam dar pasakyti, dar tu manęs užklaus klausimų, kuriuos turėtum žinoti, kad duotum dar geresnį pasiūlymą. Galime naudoti vėlgi ChatGPT kaip gidą, aš, pavyzdžiui, negaliu pakęsti ant tų gidų, kurie irgi, kur atvažiuoja ir ten 1963, eina, 3 valandas tenai vedžioja po... Negaliu pakęsti, mano istorijos mokytojas buvo nuostabus, Dekas, auksinio proto irgi tenai finalininkas, tai jisai tą istoriją nedėstavo, jis ją pasakodavo ir tu tenai tą ištisą pamoką nenori išeiti iš klasės, nes tu visą laiką tenai, tu gyveni toje istorijoje. Vietoj to, kai būdam, ir dabar atsiverskit ir nuskaitykit apie Žalgirio mūšį tenai kažkokią. Siaubas. Tai ką galite padaryti su ChatGPT? Nufotkinat kažkokią statulą arba tą miestelį, pasako ChatGPT, papasakok man apie šitą miestelį ir įsijungt galite balso funkciją. Žinot, kad ChatGPT turi balso funkciją? Esat naudoję kažkas? Esat dalis ne, tai parodysiu, kol kalbu, bet iš esmės galite jam duoti tą užduotį, sakyti, bendrauk su manimi kaip gidas ir pasakok man apie šitą miestelį. Ne, ir va, aš, pavyzdžiui, įsijungiu. Sakau, papasakok man, ką aš galėčiau pasidaryti vakarienės iš citrinos, apelsino ir cepelino. Jau viskas tavo vaikeli, nieko gero. Sakė, nieko gero nebus, ne? Tai matot, jisai sako, kad dirbtinis intelektas, kuo tampa protingesnis, to jis mažiau nori atlikti užduotis, kurias mes jam duodam. Tai šitoje vietoje jis yra puikus, ne? Nuvažiuoju, aš paprašau, man trumpai papasakok miestelį istoriją, papasakok įdomiausią legendą arba istoriją iš čia, ką jisai gali pasakyti. Jis tą pasakoja, rašo, gali raštu parašyti, jūs galite pasirinkti read aloud funkciją, gali pats pasakoti, yra kažkokia ten statula, kur ten fotkina. Visi, kas netingi ir nieks nežino, kas tenai yra, ne, tai tu nufotkini, paklausi, ką jinai reprezentuoja, ką jinai reiškia ir pasakojus apie tai yra labai įdomu ir net iki to taško, kad, pavyzdžiui, muzikinį tą kelią paruoštų kelioniai arba net žaidimus. Ne, kai jau sėdė oro uoste, nėra ką veikti tenai ir, pavyzdžiui, ir irgi paprašiau ChatGPT, kad paruoštų žaidimų mums ir tada jisai paruošė labai fainų žaidimų, kur sako, ką gali daryti, tai gali iliustruoti balsą garsiai, ką žmonės galvoja, kažkokį pasirink žmogų, kuris sėdi ir mintyse iliustruok ir garsiai iliustruok, ką jis dabar galvoja, pavyzdžiui. Kažkas eina tenai su lagaminu, tenai su žmonės, ir vėl man liepia tempti, kokiu nuolaidų čia duty free yra ir toks labai juokinga gaunasi. Tai tą verta padaryti ir dabar, pavyzdžiui, mes kelionę, kur dabar ir Amsterdam važiuosim panašiai, mes prieš kiekvieną kelionę, ką padarom, duodam ChatGPT rolę, kad jisai man sukurtų legendą, su kokia istorija aš ten važiuoju ir kokią aš personažų tampu. Tai, pavyzdžiui, čia mes būsime meno tokie kritikai, eisime vyno gerti, dar kažko daryti, kritikuoti visų paveikslų ir meno muziejų. Indonezijoje, kas būsim tarsi Indiana Jones, kur mes einam nuotykių ieškoti, lipti su skirybelėm, su viskuo. Jis mums pasiekė, paruošė storyline ir tai nereiškia, kad tu visą laiką esi, bet tau jau, žinot, kai būdavo drugeliai, kai keliaudavom, dabar kai reikia keliauti, tai toksai, kada čia grįšiu, tai jisai vėl pažadina tos drugelius. Tai labai fainas panaudojimo būdas. Kitas panaudojimo būdas yra kasdienių užduočių žaidimifikacija, tai ką ir pasakiau ką tik, kad mūsų ta kasdiena pasidarytų įdomesnė. Mes visi gyvenam rutinoje, mums pabosta toje rutinoje gyventi ir dirbtinis intelektas gali puikiai mums padėti pažadinti tą vaiką savyje ir tuos standartinius dalykus padaryti įdomesnius. Tai šitoje vietoje turėjau praeitais metais pranešimą prieš 700 žmonių Kompensoj salėje ir labai daug aš tų pranešimų gan skaitau ir galvoju, vėl paskaitysiu, pasiplosim, fainas pabūsiu, bet galvoju, reikia kažką įdomiau padaryti ir ChatGPT pasiūlė, sako, Antanai, tu nenori sudainuoti mano eilėraštį apie jajų?
Sakau, bet aš tai, sakau, nei grot, nei dainuoti nemoku, kaip čia gausis. Nu, sako, pabandyk ir aš toks irgi pabaigiau tą pranešimą ir taip matau auditoriją visai reaguojant, sakau, žiūrėkit, padarom tokį bairį. Aš išeisiu iš scenos ir kai grįšiu, jūs turėsite mane pasitikti kaip Eltoną Johną ir mes tada, sakau, kartu dainuosim. Sakau, gerai, ir aš išėjau ir pasitiko su gitaru užsidėjęs, wow, aš ten kaip žvaigždė jaučiuos. Ir mes tada kartu padainavom eilėraštį dirbtinio intelekto su auditorija, visiems buvo highlightas, buvo labai smagu ir toks lygioje vietoje pasidarė istorija, kurią labai smagu prisiminti. Tai mes lygiai taip pat kiekvieną dieną irgi galime duoti kažkokią tai savo užduotį. Esat matę kažkas The Office serialą? Taip, ne? Tai The Office tenai yra toks labai fainas serialas ir ką ten pasidarė irgi ofiso darbuotojai. Vieną dieną pasidarė Office Olympics, Olimpiado ofiso, kur irgi prisigalvojo žaidimų visokių tenai stovėti, nesąmonių ir žaidė ir buvo labai smagi diena. Tai jūs irgi tą patį galite pasidaryti. Jeigu pirmadienis yra siaubingiausia diena, ne? Grįžkit ir pasakyk ChatGPT, duokit, kokias mes užduotis darom, ką veikiam ir kaip mes su kolegomis galim šiandien žaidimą pasidaryti. Kad visi taškus rinktume, žinai, ką ten turim sudėlioti, kokias užduotis gali atsirasti, patys savo pasidarysite tą kasdieną daug įdomesnę. Ir galiausiai, ne, paskutinis yra darbų vertinimui. Tai šitoje vietoje irgi nuolat reikia vertinti kažkokius darbus, skaičiuoti, ilgai užtrunka tenai tuos daryti dalykus, kas čia geriausias panašiai. Kas taip? Išsigandot, ne? Žinosit, kaip klausimas už tai, ne? Tai šitoje vietoje, ką galima daryti, tai pavyzdžiui, ką aš padariau, turėjom irgi SEBO vadovams vedžiau hackatoną ir jie ką darė, jie darė ateities banko pristatymus. Ir žinot, visi darė tokius futuristinius, ten utopinius, buvo labai smagu, labai juokinga, nu ir pabaigoje visi gerai pristatė ir tu nenori pasirinkti, kas ten laimės. Tai ką aš padariau, aš sukėliau tos pristatymus į ChatGPT. Sakau, ChatGPT pagal tam tikrus kriterijus įvertink, kas gali laimėti, jisai pateikė vertinimus 3, 2, 1 vieta ir aš tuos pačius būčiau pasirinkęs. Visi buvo laimingi. Tai lygiai taip pat galima irgi su darbais, su failais mesti, sakyti, žiūrėk, kokie yra kriterijai, pabandyk man juos įvertinti. Jis nebus tas, kad ištaisys ten kablelius kažkokius, ne, kol kas to nepadarys, bet jisai gali tikrai padėti, kur yra konceptiniai idėjos, įvertinimas tam tikrų projektų, padėti atkreipti dėmesį ir juos geriau suprasti. Kaip tą darome? Vėl duodame rolę, geriausias kritikas vertintojas, keliame darbus ir galima paprašyti, kad surašytų komentarus, vėlgi grįžtamą į ryšį kažkokį, jeigu reikia, kas turėtų būti tobulintina tenai ir kad padėti tokiu būdu tobulėti. Ne? Tai vėlgi su savo projektais daug dirbant. Tai aš jau smarkiai esu virš laiko, atsiprašau, taip jau kartais gaunasi su fainom auditorijom. Nusipirksiu jūsų meilę. Tai ačiū Jums labai.